Aš vardu Edgaras, tai pradėsiu nuo pradžių. Vakar naktį miegu ir atsibudau, net atsikėliau, galvoju, ką aš čia jums papasakosiu. Ašgi praknisau 200 000 eurų ir prieš kelis metus viskas daug geriau atrodė, aš kaip ir turėjau stogą virš galvos, šeima, vaikai, versliukas, viskas kaip ir gerai, bet jaučiau, kad jau pavargęs, išsekęs, vykdau tik tai tokias visuomeninės ir būtinės funkcijas, bet apie tokią savirealizaciją net negalvojau, net nebuvo kada pagalvoti, kartais net poilsio trūkdavo. Ir tada, žinoma, kažkur internete pamačiau gražų vaizdą, žmonės sėdi prie baseino, šiltai, saulė šviečia, arba kažkur prie vandenyno, kokteiliukas ir kripto. Ir galvoju, wow, čia tai tema. Ir kas mane labiausiai domino, ne patys pinigai, bet konkrečiai tas gyvenimo būdas. Reiškia, būti ten, kur noriu, su kuo noriu, kaip noriu. Reiškia, žmonės gali rinktis, keliauti. Tik tai kompas ir aš važiuoju ten, kur šilta. Ir viskas, priėmiau sprendimą, noriu kripto, mažinu darbus, į grafiką įtraukiu mokymasi ir pradedu studijuoti. 2017 metai čia. Patys pirmieji mano pirkimai, pardavimai, nusipirkau XLM monetą. Tada dar buvo niekam neįdomi, nors dabar jie taip pat dar yra ganėtinai populiari. Ir man per kelis mėnesius, kažkur 4 mėnesius užtruko, kad ta moneta išaugtų per 130 kartų. Aš investavęs 400, padauginau tos 400 130 kartų, gavos virš 50 000 eurų pliuso ir galvoju, wow, man tai atrodė kaip stebuklas. Nes nieko nedarant, aš tiesiog įdėjau, palaukiau, nieko nedariau ir pasiėmiau 50 000. Galvoju, wow, įprastai tuo metu reikėdavo dirbti visus metus, kad aš uždirbčiau tą 50 000 ir ne šiaip savo dirbti, reikėjo normaliai paprakaituoti. Ir tada viskas galvojau, aš jau žinau, kaip žaisti šitą žaidimą pasaulio viršūniai. Yra pelnas, ką daryti su pelnu, reikia investuoti teisingai, kad būtų dar daugiau pelno. Ir tada sudėjau atgal tos 50 000, pradėjau bandyti visus įmanomus būdus, tai reiškia tradinimą, miningą, cloud miningą, visokias MLM-inės, referalinės programas, ten irgi ne vieną bitcoiną palaidojęs. Žodžiu, visur, kur tik įmanoma. Tai čia dar ne viskas. Aš netgi žmonai kalbinau, sakau, pagalvok, čia tokie pinigai, čia toks turtas. Čia gali būti, kad čia yra ne tik mūsų, bet mūsų vaikų ir mūsų anūkų ateitis. Kam tie pinigai bankė stovi, palūkanos mažos, imam iš čia ir dedam ten. Nu ir žinoma, kadangi žmona mane labai palaiko ir taip mes ir padarėm, galvojau, kad jeigu ir bus kažkas ne taip, teoriškai viskas eina per ciklus ir aš išlauksiu. Išlauksiu tos 4 metus, rinka vėl pakils ir tada išsiimsiu pelną. Bet ko aš neįvertinau, kad mano pačio aplinkybės gali pasikeisti, tai reiškia, gali griūti verslas, gali atsitikti nelaimės, kurios reikalauja daug finansų, apskritai gali nutrūkti finansai, tokios kaip pajamos. Ir atsimenu, tada laukiu, 2018 metai pradeda rinka važiuoti į apačią, laukiu, kentėjau, sąskaitas atidėjau ir finale gavos, kad atėjom mes vėl į meškų rinką ir jau kentėti nebegalėjom. Ir tiesiog viską gryninausi nuostolį ir finale gavom 200 000 eurų nuostolį. Ir skaičiuose ne esmė, bet esmė, kad tai buvo mūsų paskutiniai šeimos pinigai. Ir tada susidūriau su realybė, kas dabar bus. Nepaisant visų išorinių iššūkių, tai santykiai, šeima, naujos pajamos, aš turėjau dar viduj su savim susitvarkyti.
nes galvojau, pirma mano reakcija buvo, kad čia yra apgaulė, kad čia yra skemas, kad čia kiti kalti, bet tiesa buvo tokia, kad aš racionaliai nemaščiau. Tiesiog ego išaugo, per didelis pasitikėjimas, strategijos visiškai jokios nebuvo. Tie 50 000 realiai buvo naujoko sėkmė, aš papuoliau laiku ir vietoj ir po to padariau labai didžiulę klaidą. Tai tada supratau, kad trūksta edukacijos šitą temą ir vis tiek nusprendžiau toliau eiti šitą kryptį. Pasirinkau pačią paprasčiausią strategiją, tai yra DCA, Dollar Cost Averaging, paskui šiandien papasakosiu aš apie ją. Ir nuosekliai pradėjau vėl visą savo pajamas, nusistačiau procentą, kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį pradėjau investuoti ir kaupti. Ir pirmus 3 metus aš ne žmonai nesakiau, ten šeimoje kripto buvo tabų tema. Tik tai po 3 metų, kai jau buvo apčiuopiamas vaizdas, kad aš galiu susigrąžinti visus tos pinigus ir dar daugiau, tada tik parodžiau žmonai, bet pilnai, kad aš atgaučiau šitos pinigus ir aišku, uždirbčiau dar su dideliu kaupu, man užtruko 6 metus. Tai va, šiandien aš noriu pakalbėti apie 5 būdus, kaip galima uždirbti su kriptovaliutom ir perleisti per 3 kriterijus. Pelningumas, rizika ir kam tinka. Ir dažniausiai mes negirdim apie tai, kam tinka tam tikri būdai, nes jų yra labai daug. Kiekvienas būdas kiekviena niša realiai turi dar atskiras strategijas. Aišku, apie visą šiandien nepakalbėsiu, bet išrinkau 5 populiariausias. Tai pirmas yra pasyvus uždarbis, tai yra lending platformos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes įsigijam kriptovaliutą ir atiduodam ją saugot kitiem ir ta kita platforma, kur saugo tą kriptovaliutą, su ta kriptovaliuta jie uždirbinėja pinigus ir duoda mums kažkokią grąžą. Ir pelningumas, perikim prie pelningumo, tai pelningumas yra nuo 3 iki 15%. Čia annual percentage rate vadinasi. Tada rizika yra vidutinė, dėl to, kad jeigu tai yra centralizuota kažkokia platforma, patvirtinta, rizika ganėtinai maža, dėl to, kad žinoma, visada yra tikimybė, kad jis sugrius, bet lyginant su kitais uždirbimo būdais, čia rizika yra vidutinė. Ir kam tinka? Tai tinka tiem žmonėm, kurie turi didesnius kapitalus, tinka tiem žmonėm, kurie gali užšaldyti pinigus ilgiau. Tada kitas investavimo būdas yra ETF-ai, Exchange Traded Fund. Šitas būdas yra ganėtinai naujas. Tai tiesiog taip pat, kaip mes investuojam į akcijas, lygiai taip pat galime mes investuoti į fondą, kuris kaupia kriptovaliutas ir prekiauja kriptovaliutą. Mes dabar turim jau ir Bitcoino ETF-us, ir turim ir Ethereum ETF-us, ir XRP ETF-ai irgi turi pasirodyti greitų metų. ETF-ų pelningumas nuo 10 iki 50% per metus. Žinau, kad metų pradžioj prieš visą smiko reguliacijas, tai buvo galima investuoti netgi į amerikiečių fondus, kurie dar didesnės palūkanas mokėdavo. Dabar mes negalim to padaryti. Tada ETF-ai rizika vėlgi yra maža, nes mes investuojam lygiai taip pat kaip į akcijas, taip lygiai taip pat galim investuoti ir į kriptovaliutas per fondus. Tada kam tinka? ETF-ai tinka labiau konservatyviem investuotojams, tie, kurie jau ar taip investuoja galbūt į akcijas arba į kažkokius fondus, tai ETF-ai tinka taip pat tiem žmonėm. Bet į ETF-us irgi didesnės sumos yra investuojamos. Tada pereikim prie dar vieno prekybos su svertais biržose, tai yra day tradas. Žinoma, vėlgi treidinimas turi atskiras strategijas, vieni day tradą daro, kiti long, kiti short.
skirtingos strategijos. Tai pakalbėkime apie pelningumą. Pelningumas yra įmanomas nuo 1 iki 5 procentų per dieną. Skamba ganėtinai gerai. Tarkim, pavyzdys, jeigu investuojam 5 tūkstančius ir 1% grąža būtų 50 eurų per dieną. Tai per mėnesį, jeigu imam 20 darbo dienų, tai gautųsi 1000, jeigu 2 procentai pavyksta, tai 2000. 2000 jau nėra blogai, jeigu darbas iš namų. Bet day tradinimas, rizika yra labai aukšta, labai didelė ir labai aukšta rizika. Ir tuoj papasakosiu, kodėl. Nes baimė. Žmonės dažnai bijo. 2 emocijos yra. Tai va, pradėkim nuo baimės. Jeigu žmonės investuoja su day trade'u ir įsigąsta, kai pradeda viskas kristi, jie dažnai parduoda su nuostoliu. Arba godumas, atvirkščiai. Gali būti, kad jeigu nėra konkrečios aiškios strategijos, žmogus investuoja ir laukia dar ir dar laukia. Ir galbūt net jau pasiekė tą sumą, kurią norėjo pasiekti, bet laukia dar. Ir godumas tada sugadina, nes per 1 minutę gali viskas apsiversti. Tiksliau per kelias sekundės. Ir žinoma, azartas. Treidinimas labiau tinka žmonėm, kurie mėgsta techninę analizę, kurie gali skaityti čartus, kurie turi laiko visada nuolatos sekti naujienas, nes rinkos svyravimai yra paremtos naujienomis ir kurie yra emocionaliai stabilus. Tai reiškia, gali susikaupti ir ilgas valandas leisti prie kompiuterio, nes tai nėra tas pasyvus būdas, ką dažnai mes girdim, kai žmonės reklamuojasi, kad pasyvus būdas uždirbti iš kripto. Tai yra konkrečiai darbas. Ir plus tie žmonės, kurie moka laikytis aiškaus plano, jeigu ir net viskas atsitinka ne pagal planą. Ir šiandien, tai čia mano mėgiama strategija, ganėtinai nauji yra, bet labai populiari, tai yra automatiniai Telegram prekybos botai. Ir dabar norėčiau pademonstruoti, kaip viskas vyksta. Matot, Telegramo chatas yra atidarytas. Ir aš jau esu atsidaręs Maestro botą ir realiuoju laiku pabandysiu nupirkti monetą ir parduoti per kelias sekundės. Susitvarkau internetą toj. Čia yra Axiom Pro platforma, kur galima rasti visas naujas monetas. Šį kartą pasirenku Solanos tinklą, kad būtų greičiau tiesiog demonstracija. Ir parodysiu, kaip greitai viskas vyksta. Aš tiesiog įklijuoju kontrakto adresą. Kontrakto adresas tai yra kaip identifikavimo numeris monetos ir Telegramo šitas botas identifikuoja monetą ir iškart manęs klausia, kiek aš noriu pirkti. Tuoj pabandau parinkti. Greitai. Ir aš ką tik nusipirkau tos monetos. Viskas vyksta labai paprastai. Dabar lygiai taip pat, jeigu norėčiau parduoti, įklijuoju tą patį kontraktą adresą, aš paspaudžiu, kad noriu parduoti ir paspaudžiu 100%. Tuoj sugeneruosim kortelę, pažiūrėsim 16% prarasta iš karto.
Galima grįžti prie skaidrių. Pats procesas vyksta su Telegram botais labai paprastai. Turit suprasti, kad Telegram botai yra tik įrankis, kurį reikia jungti su žmogaus žiniomis. Tai reiškia, kad pačią monetą yra sudėtinga atras, kurią nupirkti. Telegram botai ir Mi monetos yra labai rizikingos. Labai rizikingos. Didžiausia rizika iš visų, dėl to dažniausiai yra investuojamos mažos sumos. Ir mes su savo mokiniais esam sukūrę protokolą, kaip ieškotų monetų, nes realiai tik tai viena iš 1000 monetų turi potencialą. Dažniausiai jos neišgyvena daugiau negu 24 valandų, Solanos tinkle tai netgi valandą neišgyvena. Yra nereguliuojama visiškai rinka, tai čia gali būti ir privalumas, ir trūkumas. Tai va, likvidumas. Ką reiškia likvidumas? Tai yra vienas iš kriterijų, protokolo kriterijų, kai mes ieškom monetas. Tai reiškia, kad programuotojas, kuris sukuria monetą, užrakina tos monetos kapitalą ir jis neturi prieigos. Tai reiškia, likvidumas yra užrakintas. Jeigu būtų likvidumas atrakintas, niekada negalima pirkti tokių monetų, dėl to, kad pats programuotojas gali bet kada ištraukti likvidumą ir tada bus nuostoliai, nebus galima atgal parduoti tos monetos. Kitas kriterijus yra renounced, vadinas, lietuviškas atitikmuo būtų, kad atsisakęs, tai programuotojas lygiai taip pat yra atsisakęs prieigos prie šito kontrakto, tai reiškia, kad jis negali pakeisti kodo. Jeigu nėra kontraktas renounced, tai reiškia, kad programuotojas gali keisti kodą. Tai jis gali pakeisti lygiai taip pat, kad gali būti, kad jūs galėsit nupirkti tą monetą, bet nebegalėsit parduoti, nes pakeis kodą. Tai čia yra vienas iš kriterijų. Toliau yra tokenomika. Tai reiškia, visada mes tikrinam, kiek žmonių, top 10 žmonių laiko kokį procentą monetų. Nes dažniausiai tie top 10 žmonių yra insideriai, tai reiškia, kad jie yra vienam rate, galbūt draugų rate ar bendruomenės rate, kurie laiko didelę dalį monetų. Ir jeigu mes turim daugiau negu 15 ar 20 procentų, matom, kad turi tos monetos apie 15-20 procentų, niekada neperkam tos monetos. Nes ką tai reiškia? Jie labai greitai gali kainą užpumpuoti arba numažinti dėl to, kad jeigu parduotų visas monetas vienu metu, kaina tiesiog kristų ir žmonės, kurie investavo prieš tai, tiesiog patirtų nuostolius. Apimtis, tai yra volume. Jeigu krenta volumas, tai reiškia pirkimai ir pardavimai, per paskutinės 24 valandas neiti tą monetą, nes ji po biškį miršta. Ir tada vėlgi yra sandoriai. Jeigu per valandą monetui mes nematom bent jau 20 sandorių, reiškia pirkimų, pardavimų, mes net neinam į tą monetą, lygiai taip pat reiškia jį miršta. Ir žinoma, socialiniai tinklai ir influenceriai. Nuolatos tikrinam socialinius tinklus. Populiariausias kanalas tai yra Telegramas ir Twitteris. Ir žiūrim, kurie influenceriai pasauliniam lygmenį, nes yra ganėtinai didelė bendruomenė, ypatingai Twitterį, X dabartiniam, ten mažiausiai cenzuruojama, dėl to kripto pasaulis ten labai verda ir naujienos eina ten ir yra ten influenceriai, kurie turi gerą reputaciją ir yra, kurie neturi geros reputacijos. Vieni kūrė monetas tokias neveiksmingas ir lobsta iš žmonių, o kiti padeda žmonėm ir edukuoja, šviečia ir panašiai. Tai visada tikrinam, kokie influenceriai palaiko tas monetas. Ir ar Telegramo paskyros, socialinės medijos paskyros augo organiškai, ar ten tiesiog yra pripumpuota botų. Toliau Telegram botų pelningumas nuo 100% iki 1000 per dieną, tai yra realu, bet atsiminkim, kad į tokias monetas niekas neinvestuoja didelių sumų ir labai didžiulė rizika. Kaip matėt, ką tik per keletą sekundžių
16% nuostolis, aišku, aš ten išsiunčiau gal tik tai 10 ar 15 eurų, bet esmė, kad, pavyzdžiui, Telegram botai galima viską pajungti automatiškai, bet jie nėra kažkokia stebuklinga dėžutė ar kažkoks stebuklingas įrenginys, vis tiek reikia žinoti, ką pirkti ir reikia jungti žmogaus žinias, daryti tą fundamentaliąją analizę ir botas yra tik tai tam, kad nereikėtų sėdėti prie ekrano, nes galima iš anksto nusistatyti parametrus, kad automatiškai pirktų ir parduotų. Toliau rizika labai aukšta, didžiausia rizika iš visų, nes jeigu nustatyti parametrai nebus geri, tai reiškia, kad jūs galit greitai ir labai daug patirti nuostolių. Bet šitas būdas tinka tiem žmonėm, kurie patinka naujovės, gali leisti ilgas valandas prie kompiuterio, analizuoti naujus įrankius, kurie kūrėsi kiekvieną dieną, stebėti monetas, naršyti po internetą, po socialinius tinklus. DCA – ilgalaikis kriptovaliutų investavimas. Šitą strategiją išgelbėjo mano gyvenimą. Ir mažai kas kalba apie šitą strategiją dėl to, kad nėra čia jokio hypo, niekam nebus galima pasigirti, kad aš per dieną uždirbau 100% ar 1000%. Tai yra lėtas, pasyvus investavimas. Warren Buffett frazė, kai visi godus, jūs turite baimintis ir kai visi baiminasi, jūs turite būti godus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu jau girdit per socialinės naujienas arba iš draugų ar pažįstamų rato, kad jie uždirbo pinigus, tai gali būti, kad jum jau per vėlu, reikėtų šiek tiek palaukti. Nes rinka eina per ciklus ir pažymėjau raudonos vietas tą meškų rinką. DCA strategija dažniausiai ateina žmonės į pirmą ciklą, išgirdę iš kitų, kad kiti uždirba pinigus ir užeina nauja banga ir pirmieji, kurie ateina, pirmi metai dažniausiai pirmą ciklą būna nuostolingi, po to pasimoko ir visą meškų rinką, kol miega, čia apie 2-3 metai būna kažkur judėjimo. Tada yra geriausias laikas supirkinėti DCA, dollar cost averaging, tai reiškia nepaisant, kokia yra kaina, bet ji vis tiek maždaug tuose rėmuose kyla, krenta ir tiesiog kaupiam. Tada pinigai ir susitaupo, ir pasidaugina kelis kartus. Ir tada vėl ateina naujas hypas, kai pradeda kilti, tai vadinama šita bulių rinka, tada jau laikas pardavinėti, nes ateina nauja žmonių banga, kurie dažniausiai įneša savo pinigus ir užšaldo 4 metam. Tokia yra tiesa. 3 metai ir vėl meškų rinka. DCA pelningumas nuo 3 iki 800% per ciklą. Rizika yra žema ir labiausiai tinka tiem, kurie nenori sukti savo galvos, sekti naujienas, neturi laiko, jie tiesiog stabiliai kiekvieną savaitę arba kiekvieną mėnesį perka pasirinktą monetą ir greičiausiai ta moneta turi būti ne bet kokia, mes nekalbam čia apie meme monetas, kur demonstravau kaip pirkti ir parduoti, bet kalbam apie tas monetas, kurios jau gyvuoja bent jau 2-3 ciklus, tarkim viena iš top 20 monetų būtų Bitcoinas, Ethereumas, XRP, tas pats XLM-as. Šita strategija nereikalauja daug energijos ir aš rekomenduoju žmonėms visada pradėti nuo šitos strategijos, nes tada jūs išmokstat, kaip nusipirkti, kur nusipirkti, kaip daryti transakcijas, kur saugot ir panašiai. Trumpa apžvalga, lending platformos pelningumas mažas, rizika vidutinė, kam tinka, su didesniu kapitalu, ETF-ai, nuo vidutinės iki aukštos, rizika maža, konservatyvūs investuotojai, day tradas, labai aukšta rizika,
aukštas pelningumas gali būti koncentracija, emocinis stabilumas. Tada prekyba su Telegram botais, pelningumas labai aukštas, rizika lygiai taip pat labai aukšta. Ir kam tinka, kas moka daryti momentinius sprendimus ir vadovautis racionaliu protu. Ne emocijomis, bet racionaliu protu. Ir tada DCA strategija, pelningumas nuo vidutinio iki aukšto, rizika yra žema ir kam tinka, tas, kas nori tiesiog pasyviai investuoti. Ir šiandien iš visos šitos kalbos norėčiau, kad įsineštumėt vieną dalyką. Kaip matot, kriptovaliutos tai nėra greitas kelias praturtėti, tai ilgalaikė galimybė tiems, kurie pasiryžta mokytis. Ačiū.